Jis buvo patenkintas savo sprendimu. Aš nusprendžiu teisingai, sakė draugai. Bijot nėra ko. Parpuškuosiu lengvai. Vėliau stojo tamsa ir Tomą apgaubė ūkanos. Jis visą dieną puškavo ir riedėjo, o dabar nebegalėjo įžiūrėti bėgių. Jis nerado prieplaukos arba kelio iš ūkanotos salos. Aš nusprendžiu teisingai, sakė draugai. Bijot nėra ko. Parpuškuosiu lengvai. Bet dabar Tomas nebesijautė labai drąsiai. Storasis kontrolierius ruošėsi eiti namo. Staiga suskambo telefonas. Aišku. Suprantu. Viso gero. Storasis kontrolierius buvo sunerimęs. Tomas nepasiekė žemyno. Tomas dingo. Thomas is missing. Ryte Tomas pabudo. Aušra skverbėsi per tirštą rūką. Tomas sužvangino stūmokliais. Aš nebijosiu ir rasiu kelią, grįšiu namo, kol nenusileido saulė. Bet Tomas nei puškavo, nei pajudėjo. Jis stovėjo vietoje pasimetęs ir vienišas. Nežinau, kaip išvažiuoti iš šitos salos. Reikia grįžti atgal ir paprašyti vietinių miško kirčių pagalbos. Tai bus teisingas sprendimas. Tomas iškart pasijuto geriau.